1988 metais Palangos kultūros namuose įsisteigė folkloro ansamblis, jis neturėjo dar vardo ir galvojom ilgai, kaip mes šitą ansamblį pavadinsime. Ir besidomėdami šito krašto istoriją, mes atradom knygelę Pajūrio žemės viduramžiais, kurias parašė šitą Vladas Žulkus ir Libertas Klimka. Tai va šitoj knygelėje mes atradom ir aprašą šito žemės pavadinimą Mėguva ir pradėjom domėtis tais dalykais susijusius su ta senaja Palangos istorija ir draugauti su Vladu Žulku. Ir dar buvo toks architektas Saulius Manomaitis. Ir buvo padaryti Birutės kalno kasinėjimai, tyrinėjimai, atrasta ta observatorija ir aprašyta, kaip tenai skaičiavosi koordinatės Saulės laidos per kalendorinės šventes. Svarbiausia šventė, žiūrint pagal tas stulpavietės, buvo Jurginės. Aišku, tai senais laikais jos nesivadino Jurginėmis, kaip jos vadinos, ar tai buvo Jorė, ar tai per Gubrijaus šventė, ar tai, bet tikrai ne Jurginės. Ir mes sugalvojom savo ansamblio šventę. Tiesiog Jurginių metu atėjom ant Birutės kalno pabūti, tokia nedidelė kompanija, gal 3-4 žmonės, pasidžiaugti pavasariu, atsinešėm margučių, paridinėjom ir sugalvojom, kad visai neblogas laikas būtų šventei. Kitais metais mes jau atėjom didesnė kompanija, mes atėjom čia, paskui nuėjom ant Žemaičių kalnelio, paridinėjom margučius, paskui vienais metais pasisodinom ąžuolų Žemaičių kalnelyje tuo laikotarpiu. Tokia jau buvo didesnė šventė, jau su šokiais, su dainom mūsų pačių ansamblio. Galvom, kad liūdna švęsti vieniem, reikia pasikviesti draugų. Gal nuo 93 metų jau atvažiavo pas mus į svečius keletą folkloro ansamblių. Dar kitais metais padarėm konferenciją apie Jurgines į Jorę. Po konferencijos mes susirinkom čia parke ir vyrai netgi nuo Žemaičių kalnelio apačios atritino tokius nemažus akmenis ir sukrovė aukurą ant Žemaičių kalnelio. Žinoma, dainavom dainas ir ant Birutės kalno ir paskui vaišinomės, šokom, dainavom ir taip kiekvienais metais ta šventė vis, ko gero, tobulėjo. Ir rinkosi vis daugiau mūsų draugų. Ir netgi nebereikėdavo kviesti, jie skambina ir sako, tai mes šiemet atvažiuosime. Įvairių buvo pavadinimų. Ir Gražina Oškinytė Imanavičienė, pati puikiausia Palangos grafikė, sukūrė mum ženklą šitai šventei. Ir jis jau keletą dešimtmečių puošia mūsų visus reklaminius stendus ir pačią šventę. Šventė tęsiasi iki šiol ir dabar virto į didelį festivalį, kuris vadinasi Jurgi paimk raktus. Šitoj šventėj pinasi ir senasis mūsų tikėjimas, ir pinasi mūsų katalikiškos, krikščioniškos tradicijos. Mes nesipykstam ir nekonfrontuojam vienas prieš kitą, mes tiesiog viską jungiam į gražią gamtos šventę. Tai nėra pakartojimas senųjų papročių, tai yra paimti kažkokie tai elementai iš seniau, jie yra išplėtoti ir pritaikyti šiuolaikiniam mūsų žmogui. Labai jaunimas mėgsta mūsų šventę, džiaugiamės. Ir pats gražiausias laikas mūsų Palangoj yra per Jurgines.
Jurgi, paimk raktus, atrakink žemę, išleisk žolę, rasą ir išleisk šilumą.